Keista, kaip stipriai gali mylėti žmogų, kai jis tampa tavo pasauliu, tavo saugumo uostu, vieninteliu, kurį nori matyti kiekvieną rytą ir apkabinti kiekvieną vakarą. Tu daliniesi viskuo, širdimi, svajonėmis, netgi savo tyla. Bet štai vieną dieną, vienas veiksmas, vienas žodis ir tas pats žmogus, kuris buvo tavo šviesa, tampa tavo šešėliu. Ir tu pasidarai šaltas ir abejingas tam žmogui. Tu nori pykti ir pyksti, nes mylėjai per daug, o dabar nekenti. Ne todėl, kad nori, bet todėl, kad kitaip negali. Nes meilė, kai ją išduoda, dega taip karštai, kad lieka tik pelenai ir nevaldomos pyktis. Ir taip lengvai ta šventa meilė virsta neapykanta. Ta pati širdis, kuri plakė dėl jos, dabar susitraukia iš skausmo. Ir tu klausaisi savo minčių, kurio šnabžda. Kaip taip greitai viskas sugriuvo. Bet galbūt tai yra gyvenimo pamoka suprasti, kad stipriausi jausmai yra pavojingiausi ir kad nuo meilės iki neapykantos kartais tik vienas žingsnis, vienas išbandymas, vienas sužeidimas. Tačiau net ir tada tu vis tiek prisimeni, kaip mylėjai. Real Dreams.